Rietavo turgus. Lauko temperatūra -3 laipsniai. Laikas be 9:09. Turgaus Baraklynų kraštas ties Geltonojų giros Larioko. Remigijaus, kuris būna užsiėmęs šitą vietą, nesimato. Belieka pėdinti tolyn ir tikėtis rasti bent kažką įdomesnio. Šiandien tikėjausi pavaduoti Vytautą, nes jis sakė, jog nebus visą šį lapkričio mėnesį. Ir smarkiai apsigavau, nes pasirodo būtent šiandien jis gavo išeiginę. Jo traktorius buvo užšalęs, todėl jis atvažiavo kiek vėliau. Taip, turime Dainiaus baltąjį busiką su jų atsivežtu šrotu. Ups, užvažiavo ant kelmo. Žinos, kaip jauti veją žiemą. Tik atvažiavus turgus atrodė ne kažką, bet vėliau smarkiai ūgtelėjo ir jau veikė pusę pajėgumo. Bet ir tai nieko tokio, kažko neradau, todėl teko grįžti tuščiomis. Dar kažkokius lempinius epizodus bimbam pafilmavau, bet sakau, nothing special. Oi, mangai, mangai, kokie tavo mangai, sultingi mangai, juicy fruity. Kur tu buvai, kai mum daržinė degė? Kur tu buvai, kai mum tavęs reikėjo? Ach, tu dar atsišnekinėjai? Ne, pypauk. Turi netgi kitaip. A, taip, gerojo pardavėjo prekystelis. Vėl paliktas be priežiūros. Būtų gera proga kažką nugvelbti, kol nėra šeimininko. Kągi čia įsikišus į kuprinę? Šitas PlayStation raudonas pultelis masina. O gal visgi Nokia? Šita Xbox Lite konsolė netilps man į kuprinę. Ai, tegul, pagailėsiu gerojo pardavėjo. Juk šventės artėja, grįžęs ras staigmenėlę. Kitas turgaus galas. Plokštelinuko Lariokas irgi apširkšnėjęs, apleistas. Kažkaip keista matyti, kad prekeiviai yra išsikrovę už plokštelinuko, kai dar pilna vietos pačiame turguje. Vytauto traktoriaus dar nesimato. Tai toks tas paskutinis lapkričio sekmadieninis turgus. Dabar taip gaunasi, kad tęsinys yra pas Bitlakį.